Kasdieniame gyvenimo šurmulyje dažnai praleidžiame pačias švelniausias, gražiausias natas. Nesibaigiantis darbo ritmas, ambicijos ir kasdieniai rūpesčiai gali padaryti mus kurčiais tyliems meilės šnabždesiams. Šiandien pakalbėkime apie lobį, kurį dažnai laikome savaime suprantamu dalyku – ilgalaikę jūsų žmonos meilę. Susipažinkite su Marku geru vyru, atsidavusiu savo karjerai ir šeimos aprūpinimui. Jis dirbo ilgai, nuolat galvojo apie ateitį, apie sėkmę, apie patogų gyvenimą. Tačiau tarp savo didelių planų jis pamažu pradėjo nepastebėti mažų, kasdienių žmonos Saros meilės gestų. Grįždavo namo įsekęs, miglotai linktelėdavo, kai ji pasakodavo apie savo dieną, jo mintys vis dar sukosi apie ataskaitas ar artėjančius terminus. Jis pamiršdavo sukaktis, jos rūpesčius atmesdavo kaip nereikšmingus ir leido, kad pirminis jų ryšio šiltumas atvestų į patogę, bet šiek tiek atitolusią rutiną. Sara, kadaise gyvybinga ir kupina linksmų anekdotų, pamažu ėmė tyliai atsitraukti. Ji nesiskundė, nereikalavo, ji tiesiog pamažu geso, tarsi lempa susilpstančią lemputę. Markas pastebėjo pokytį, subtilų tylumą ten, kur anksčiau skambėjo juokas, tam tikrą santūrumą ten, kur kadaise buvo atviras prisirišimas. Jis jautė neaiškų nerimą, jausmą, kad kažko trūksta, bet negalėjo tiksliai įvardyti. Vieną vakarą, po dar vienos varginančios dienos, Markas sėdėjo vienas svetainėje, Sara jau miegojo. Jis paėmė seną nuotraukų albumą, vartydamas jų vestuvių dienos, ankstyvųjų nuotykių ir vaikų gimimo puslapius. Jis pamatė Saros spindinčias akis, jos nuoširdžią šypseną, tai, kaip ji žiūrėjo į jį su besąlygiška meile. Tuomet jam ir daėjo, jis jau seniai nematė to spindesio jos akyse. Jis prisiminė, kaip ji palikdavo jam mielas žinutes, gamindavo jo mėgstamus patiekalus be prašymo ir buvo didžiausia jo palaikytoja per visus iššūkius. Jis prisiminė neseną pokalbį su vyresniu kolega, kuris išmintingai pastebėjo: sūnau, neleisk aukso siekimui apakinti tavo brangakmenio, kurį jau turi. Markas suprato, kad jis buvo taip susitelkęs į išorinius pasiekimus, kad apleido patį brangiausią deimantą savo namuose. Ta naktį jis tyliai prisiekė pasikeisti. Kitą rytą, užuot skubėjęs prie telefono, jis sėdo su Sara pusryčiauti ir tikrai klausėsi, kai ji pasakojo apie savo dienos planus. Jis atnešė jai gėlių, ne proga, o tiesiog todėl, kad pagalvojo apie ją ir norėjo pamatyti jos šypseną. Jis pradėjo atlikti smulkius darbus, kuriuos paprastai atlikdavo ji, tiesiog norėdamas palengvinti jos naštą. Jis pradėjo žiūrėti jai į akis, kai ji kalbėjo, laikyti jos ranką žiūrint televizorių, konkrečiai padėkoti jai už daugybę dalykų, kuriuos ji darė jų šeimai. Pamažu, kaip aušra po ilgos nakties, Saros šviesa pradėjo grįžti. Jos juokas vėl užpildė namus, jos akys atgavo spindesį, o šiluma tarp jų vėl užsiliepsnojo. Tai nebuvo staigus dramatiškas pokytis, o laipsniškas žydėjimas, puoselėjimas nuolatinių, nuoširdžių pastangų. Markas atrado didelį džiaugsmą šiuose bendrose akimirkose, gilesnį ramybės ir pasitenkinimo jausmą, nei jam kada nors suteikė bet kokia profesinė sėkmė. Jis ne tik atgavo savo žmoną, jis iš naujo atrado savo paties laimės pagrindą. Markas suprato, kad žmonos meilės puoselėjimas yra ne tik apie jos laimę, tai apie jūsų paties gyvenimo praturtinimą be jokių matų. Jos meilė yra nuolatinis stiprybės, paguodos ir motyvacijos šaltinis. Tai reiškia pripažinimą, kad jos palaikymas, jos kantrybė, jos supratimas ir jos buvimas yra neįkainojamos dovanos, kurių negalima nupirkti ar pakeisti. Šio ryšio puoselėjimas reiškia laiko skyrimą, dėkingumo parodymą ir nuolatinį priminimą jai, kad ji yra matoma, vertinama ir mylima. Jos meilė yra veidrodis, atspindintis jūsų geriausią save, saugus uostas gyvenimo audrose ir inkaras, laikantis jūsų pasaulį stabilų. Neleiskite pasaulio triukšmui užgožti gražiausios melodijos jūsų gyvenime. Paskirkite šiandien akimirką, kad tikrai įvertintumėte moterį šalia savęs. Pasakykite jai, ką ji jums reiškia, parodykite jai savo veiksmais. Neleiskite brangiai jos meilės dovanai kada nors užgesti, nes jie apšviečia visą jūsų pasaulį. Jei ši istorija jūs palietė, pamėkite ją ir pasidalinkite su tuo, kam ją reikia išgirsti. Jei norite daugiau įkvepiančių istorijų ir įžvalgų apie santykius, prenumeruokite Lithuanian Repo.